1, 2, 3, 4, 5. 5 metrai ilgio. 1, 2, 3. 3 metrai atstumas tarp ašių. Pasižiūrėkite dizainą. Na, žiūrint šią dalį, tai man atrodo, čia tikrai Rolls-Royce Cullinan mažų mažiausiai. Na gerai, prieinu iš galo. Šiek tiek didžiausia Range Rover primena. Tačiau šie modernūs segmentai jau šiek tiek sukelia įtarimą. Na taip, akivaizdu, kad čia nei Rolls-Royce, nei Range Rover, o naujasis Hyundai Ioniq 9. Bendraplatformis su prieš 2 metus debiutavusiu Kia EV9 elektromobiliu. Tai tas pats iš esmės modelis, naudojantis tą pačią elektromobilių platformą ir kuris turi 7 arba 6 priklausomai nuo komplektacijos sėdimas vietas. Tad didysis elektromobilis Hyundai Ioniq 9, kuris konkuruos tiek su savo bendraplatformiu Kia EV9, tiek ir žinoma dar keliais elektriniais 7-viečiais, kaip mano neseniai bandytas Volkswagen ID Buzz, taip pat Volvo EX90. Visų šių modelių apžvalgas galite rasti Motorai TV YouTube kanale. Na, o mes grįžkime prie visai neseniai Lietuvoje debiutavusio naujojo Hyundai Ioniq 9. Taigi, bazinis šis modelis turi galinius varančiuosius ratus, kurios suka gale sumontuotas vienas 160 kW elektros motoras. Tačiau gali būti versija ir su visais varančiaisiais ratais ir tokios versijos gale siekia 226 kW ir atitinkamai varomi tiek galiniai, tiek ir priekiniai ratai. Na, o štai čia priešais mane yra performance versija, kuris ir gale, ir priekyje turi 2 motorus, abiejų gale siekia 160 kW, tad bendras šio modelio pajėgumas yra net 320 kW arba 435 arklio galios. Ir tokia galia šiam daugiau kaip 5 metrų ilgio elektromobiliui iki 100 padeda įsibėgėti vos per 5,2 sekundės. Na, iš tikrųjų įspūdingas ir impozantiškas elektromobilis, kuris, kaip minėjau, gali turėti tiek 7, tiek ir 6 sėdimas vietas. Išties efektingai atrodantis automobilis ir turintis tikrai nemažą akumuliatorių, kurio talpa siekia net 110 kW. Ir šį akumuliatorių galima įkrauti net 350 kW galia. Tad nieko keisto, kad gamintojas sako, kad įkrovimas iki 80% užima vos 24 minutės. Štai čia yra iškylančios durelių rankenėlės, gerinančios aerodinamiką. Jums reikia prieiti prie automobilio ir jos pačios iškyla, atsidaro. Ir tikriausiai pastebėjote dar vieną dalyką, kad štai čia yra sumontuotos kameros atstojančios šoninius veidrodėlius. Apie tuos dalykus dar pakalbėsime. Ir štai čia yra automobilio priekinė bagažinė. Šiek tiek didesnė, jeigu čia yra versija su vienu elektros motoru. Šiek tiek mažesnė, kaip šiuo atveju, jei čia versija su 2 elektros motorais. Na, ir štai tokia ertmė susidėti keletą daiktų, įkrovimo laidus. Niekaip neatsikratau minties, kad čia kažkoks tai premium klasės britiškas automobilis. Bent jau žvelgiant į šitą galinę dalį. Gerai, pakalbėkime apie praktiškumą. Na, o praktiškumo akivaizdu, kad čia netrūksta. Tiesa, ta bagažinė yra stebėtinai žema. Štai pats dangtis nėra labai didelis. Ir matant skaičius, tai šią bagažinę, kai čia atlenktos 3 eilės sėdynės telpa, 338 litrai. Jeigu nulenkti šių sėdynių atlošus, o tą galima padaryti štai, paspaudus mygtuką čia, štai. Tokiu atveju į bagažinę telps 908 litrai. Na, o jeigu nulenkti ir antros eilės sėdynių atlošus, ir tą galima taip pat padaryti štai, spustelėjus mygtuką,
Tai tokiu atveju į šią bagažinę telpa beveik 2,5 kubinio metro arba 2494 litrai. Na, bet bagažinės labai praktiška čia tikrai nepavadinsi, nes pati anga yra palyginti nedidelė. Štai, jeigu norėsite įsitaisyti, tai čia jau kaip nedidelėje palapinėje reikės įsliuokti pro štai šį liuką. Tačiau jau kai įsliuoksite, tai vietos čia gale tikrai nepritruks. Štai toks efektingas panoraminis stoglangis. Na, o atgal sėdinių atlošus galima grąžinti lygiai taip pat paspaudus mygtukus. Štai. Na, iki maksimalaus komforto norėtųsi, kad čia dar būtų pneumatinė pakaba, leidžianti sumažinti bagažinės aukštį, tačiau automobilis su tokia nesiūlomas. Tad aš šiek tiek nustebau, kad šiame dideliame automobilyje pačios bagažinės durelės yra tokios sąlyginai nedidelės, o ir pati ertmė į bagažinę taip pat nėra labai didelė. Bet štai galinės durelės, tai ohoho, čia jau visi vartai. Pasižiūrėkit, kokio dydžio ir masyvumo šitos durelės. Ir štai antroje sėdinių eilėje vietos čia yra tikrai pakankamai. Na, bet žinoma, man taip pat įdomu išbandyti, o kaipgi su vieta sėdintiem trečioje eilėje. Na ir tam, kad patekčiau tenais, štai spusteliu mygtuką esantį ant antros eilės sėdynės ir jie paslaugiai pavažiuoja į priekį tam, kad aš galėčiau įsėsti į automobilio galą. Puiku. Štai tarpas. Žengiu. Na. Patogu. Štai galima net taip nemažai atsilošti sėdynės atlošą. Štai spustelėjau mygtuką. Grąžinu antros eilės sėdynę atgal. Na, labai didelė erdvė čia tikrai nepasigirsi, tačiau sėdėti visai įmanoma. Dar be to, jeigu paprašysi, kad antroje eilėje sėdintis keleivis pasistumtų tą sėdynę į priekį. Ir štai, kadangi čia yra 6 vietų versija, aš galiu lengvai pereiti į vietą ant vidurinių sėdynių. Ir štai jau čia jau tikrai erdvu, patogu. Štai yra toks atlenkiamas porankis. Na ir čia matau, kad galiu įjungti tiek sėdinių šildymą, tiek vėdinimą, tiek nusistatyti savo norimą temperatūrą, tiek ištraukti štai čia dėtuvę apačioje, tiek atidaryti dėtuvę čionais per vidurį, tiek ir, jeigu tik reikia, štai galima kilstelėti, pastumti priekį, priekinio keleivio sėdynę, taip pat čia yra USB jungtis, o jeigu čia būtų ne elektra valdomos, o įprastos sėdynės, tai jas būtų galima pasukti ir jeigu norėtumėt, pavyzdžiui, kalbėti su keleiviais sėdinčiais gale, tai tos antros eilės sėdynės būtų pasukamos. Na, automobilis yra tikrai erdvus ir patogus sėdintiem gale. Tiesa, na, toks raktelis atrodo šiek tiek senamadiškas, ypatingai palyginti su šiuolaikinėmis mašinomis, tačiau, kaip jau žinome, iš ankstesnių Hyundai ir Kia didžiausių modelių, štai yra galimybė, kad automobilis pats pavažiuotų kažkiek į priekį, atgal, taip pat elektra galima atidaryti bagažinės dureles, bet lygiai taip pat galima atidaryti ir priekinį dangtį. Štai spusteliu ir atšoka dangtis, čia yra amortizatoriai ir štai kilsteliu tą dangtį ir ten yra sudėtos smulkmenos. Ar visgi aš pasidomėjau, kodėlgi tas automobilio kėbulas toks gana savotiškas, kalbant apie žemėjančią galinę dalį. Ogi todėl, kad būtų pasiektas kuo mažesnis aerodinaminis pasipriešinimas ir kalbant apie tokio dydžio SUV automobilius, tai yra jis iš tikrųjų rekordinis 0,259 aerodinaminis pasipriešinimas. Mes kalbame apie didelį, ilgesnį kaip 5 metrų SUV automobilį, tai tokio rezultato buvo pasiekta priemant skirtingus įvairius sprendimus, tiek ir štai užsidarančios priekinės vėdinimo grotelės, kurios aušina priekinį motorą, tad ir tai mažina aerodinaminį pasipriešinimą. Lygiai taip pat tie skaitmeniniai veidrodėliai,
jie taip pat gerokai sumažina aerodinaminį pasipriešinimą. Veidrodėlių vietoje sumontavus gerokai mažesnės kameras, žinoma, į vidų įvažiuojančios rankenėlės, taip pat žemėjanti galinė dalis, mažinanti sūkurius už automobilio galo ir taip dar labiau padidinant aerodinaminį efektyvumą. Na, visos šios priemonės ir padeda pasiekti sąlyginai mažesnį energijos sunaudojimą. Be to, šis Hyundai Ioniq 9 yra pirmas Hyundai modelis, kurio kėbulai yra naudojamas aliuminis. Na, aš kai visą laiką štai pasitelkiu savo puikųjį magnetuką. Tiek priekiniai sparnai, tiek ir durelės yra pagaminti iš aliuminio. Magnetukas čia nesilaiko. Tačiau, na, kėbulo konstrukcija, žinoma, yra pagaminta iš plieno, todėl magnetas čia laikosi. Štai priekinis gaubtas lygiai taip pat yra pagamintas iš lengvo aliuminio, o tai reiškia, kad kėbulas yra lengvesnis ir pats automobilio svoris yra mažesnis. Žinoma, visgi reikia vertinti, kad čia yra didelės 110 kWh talpos akumuliatorius. Na va, matau, kad gale visgi yra plienas, tačiau, kaip minėjau, durelės ir priekiniai sparnai yra pagaminti iš lengvo aliuminio. Ir jeigu Hyundai Santa Fe didysis turi tokias milžiniškas bagažinės dureles, tai čia jos yra gerokai mažesnės. Ir kadangi tai yra elektromobilis, tai čia galima dar ir pasinaudoti akumuliatoriaus įkrovą ir štai prisijungti savo elektros prietaisą. Žinoma, tai gali būti net ir televizorius, arba štai šiuo atveju, štai, prašau, turistaujant gamtoje, susiplakti glotnutį. Persėdus į priekį, na, matytas vaizdas iš didžiojo Hyundai Santa Fe, tikrai viskas labai pažįstama. Norėjau sakyti vokiška mokykla, iš tiesųgi Hyundai tyrimo ir kūrimo centras yra Vokietijoje, todėl ne tik šiuolaikiniai ekranai dideli, tačiau ir daug mygtukų, kuriais galima pasiekti norimas greitas funkcijas. Tai čia tikrai yra, kaip jau minėjau, ta vokiška mokykla, kur ne tik ekrane visos pasiekiamos funkcijos, tačiau ir yra nemažai mygtukų, kas yra gerai, kad klimato kontrolės zona yra visai atskira. Tai tikrai labai patogu. Taip pat didelis automobilis, daug vietos ir stebėtinai nedidelė dėtuvė, iš kurios kažką pasiekti iš vairuotojo vietos praktiškai neįmanoma. Taip pat nedidelė niša čia, dar viena niša čia, dar viena atidaroma dėtuvėlė čianais. Na, tikrai labai daug dėtuvų ir gamintojas akcentuoja, kad, na, tikrai didelis litražas, būtent daug vietų pasidėti daiktam. Taip pat, na, dėtuvėlė štai čia durelėse, nors galėtų būti ir didesnės. Taip pat štai atidaroma dėtuvė šioje vietoje, kurią gali atsidaryti ir keleiviai iš kitos pusės. 2 puodelių laikikliai, na, centrinė dalis, kur skaičiau, štai, jie galima ir pastumti, galima nustumti toliau, galima prisitraukti arčiau. Tikriausiai galima ir visiškai išimti. Na ir galbūt vienas dalykas, kad aš kaip elektromobilyje visą laiką mėgstu, kad tiesiog atsisėdi, sukteli važiavimo režimą ir pradedi važiuoti, tačiau ne. Čia reikia start-stop paspausti mygtuką. Taip pat ta pati važiavimo režimų svirtis yra šiek tiek užstota už vairo, kas vėlgi nėra labai patogu, tačiau tikrai nėra kritiška. Štai suktelit ir pasirenkate norimą važiavimo režimą. Paspaudžiate parkingą, taip pat daug nustatymų, štai mygtukais ant vairo, taip pat štai tikrai labai patogus belaidis telefono įkrovimas, žinoma galima matyti vaizdą iš esančių čia šonuose kamerų. Kaip jau minėjau, automobilis gali pats ir pavažiuoti, galite išlipęs pastatyti automobilį toje vietoje, kur jums nepatogu atidaryti durelės, jis gali pavažiuoti tiesiai, gali pavažiuoti atgal. Ir tikriausiai dar vienas akcentas, tai štai tie skaitmeniniai veidrodėliai šioje debiutinėje versijoje, tai yra bazinė komplektacija, žinoma, apie kainas mes pakalbėsime vėliau ir aš jau tikrai ne pirmus metus bandau automobilius, kurie turi štai tokius skaitmeninius veidrodėlius, vaizdas yra perduodamas iš štai išorėje sumontuotų kamerų.
Ir galiu pasakyti, niekaip neįprantu aš prie tų veidrodėlių. Pirmas dalykas, vaizdas kaip ir aiškus, viskas kaip ir aišku, tačiau visą laiką norisi žiūrėti į už automobilio esantį vaizdą, o ne štai ne pačiame automobilio salone esantį vaizdą. Gal tai įpratimo reikalas, bet per nemažai metų aš taip ir neįprantu prie tų veidrodėlių skaitmeninių šoninių. Ir žinoma, čia anokia naujiena, kad galimas ir skaitmeninis veidrodėlis gale, tačiau, ta kamera yra sumontuota virš numerio ženklo, virš automobilio numerio, jinai yra žemai ir labai dažnai apsiteršia ir aš važiuodamas tamsoj, jungia šį skaitmeninį veidrodėlį, beveik nieko nemačiau, tai kas sugalvojo tą kamerą įrengti taip žemai virš numerio, aš sakyčiau, kad jam reikėtų už bausmę kokį mėnesį duoti Seule, per spūstis važinėti mėnesį atbulomis, tegul supranta, kad visgi kamera turi būti rengta kažkur kitoje vietoje, kuri nebūtų tokia užteršta. Bet žinoma, visą laiką galima išjungti tą kamerą ir tiesiog žiūrėti gal ir ne per labai didelį, ne per labai platų, bet galinį stiklą. Taip pat ten valytuvas, jis toksai nuvalo neypatingai didelę zoną, tad matymas į galą, sakyčiau, taip, nėra labai optimalus, tačiau, tikrai tai nėra labai kritiška. O visa kita, tai aukščiausios klasės Hyundai automobilis, jo bendra platformai Kia šiek tiek priekaištavau, kad ten labai daug pilko plastiko, čia taip pat yra nemažai to pilkos spalvos, tačiau jinai, atrodo kažkaip geriau, solidžiau. Hyundai visą laiką mėgo tos sidabrinius pilkus atspalvius, čia nemažai plastiko, tačiau, atrodo viskas neblogai, štai čia toks kaip marmuras, kaligrafi užrašas, viskas ir atrodo, ir yra tikrai kokybiškai, dailiai, štai minkštos medžiagos, tikrai patogus vairas, čia net ir komentuoti nėra ką, iš tikrųjų aukštos klasės mašina, kurią norisi važiuoti toli, greitai ir smagiai. Kai turistaujate, tai galite aktyvuoti štai tokį utility mode, tam, kad nebūtų iškrauta jūsų 12 voltų elektros sistema, o štai visai šiai elektros įrangai, kitiem dalykam, kurios prijungsite, kurios naudosite stovyklaudami, naudosit klimato kontrolę, tai yra utility mode ir visa šita energija yra tiekiama iš pagrindinio didžiojo įkraunamo akumuliatoriaus, o ne iš 12 voltų baterijos, tam, kad ji neišsikrautų. Ir man yra ne kartą jau pasitaikę su elektromobiliu, kad stoviniuojant, dažnai kažką darant prie elektromobilio, imdavais netyčia ir išsikraudavo. Dar vieno dalyko norėčiau, kad pradedant važiuoti galima būtų pasirinkti My Drive važiavimo režimą. Visą laiką jisai būna pradedant važiuoti įprastas ir štai Drive Mode. Ir tas įprastas yra Normal, o My Drive Mode galima pasirinkti, kai veikia variklis ir kai veikia vairo sistema. Ir Drive Mode Change Alert. Ir žinoma, jeigu aš noriu pasirinkti sportišką važiavimo režimą, tam, kad išbandyti dinamiškiausią pajudėjimą, tam aš turiu perjungti svirtelę, taip pat čia yra terrain, važiavimo bekelė, keletas režimo, akivaizdu, kad su tokiu dideliu, sunkiu elektromobiliu tikriausiai į rimtą bekelę jūs tikrai nevažiuosite, tačiau šiokias tokias galimybės važiuoti bekelę jis turi, bet vis tiek labiau tai traktuočiau kaip elektromobilį keliui. Ir kalbant apie įsibėgėjimą, žinoma, aš dabar nebandysiu, nors būtų įdomu išbandyti tos 5,2 sekundės iki 100 km per valandą. Štai, dinamika išties įspūdinga. Čia dabar yra šlapias asfaltas, tad labai dinamiškai nebandysiu bėgėtis. Gal labiau išbandysiu, kaip veikia savivaldžio važiavimo sistema. Labiau, kad čia galima aktyvuoti navigacijos sistemoje savo paskirties tašką ir tada automobilis tiesiog prieš posūkius pristabdo, taip pat jisai atsižvelgia į greičio apribojimus, jeigu yra aktyvuota navigacijos sistema. Tačiau, kai važiavau neaktyvavęs jos, tai pastebėjau, kad lyg ir ta sistema į kelio ženklus neatsižvelgia. Štai dabar aktyvuosiu greičio palaikymą. Pažiūrėsiu, kaip jinai važiuoja ten, kur kelkraštis yra nežymėtas. Taip pat atkreipiau dėmesį, kad štai aktyvavau juostų palaikymą. Atkreipiau dėmesį, kad sustojus prie sankryžos, vos 3 sekundės ir sistemą reikia iš naujo aktyvuoti, nuspaudus arba akceleratorių, arba
mygtuką esantį ant vairo, kitose automobiliuose to daryti nereikia. Na štai, čia kažkaip kaip ir bando nuvažiuoti tą nežymėtą kelkraštį, bet vis dar garbingai laikosi važiuodamas keliu. Reikia šiek tiek jį pakoreguoti. Pasižiūrėsiu, kaip jis važiuos posūkiuose. Ir iškart galiu pasakyti, kad PKB, čia yra įprasti hidrauliniai amortizatoriai, jie tai vadinami palaikantis savo lygį, turi papildomus vožtuvus, kurie sureguliuoja jų veikimo nuo apkrovos, tačiau jų standumo reguliuoti atskirai neišeina, tačiau važiavimas yra tikrai labai komfortiškas, papildomai yra slopinamos mažos vibracijos, pažiūrėsiu, kaip dabar įvažiuosi posūkį. Štai visai neblogai važiavo, nors jau po kurio laiko prašė. Dabar kairys posūkis man šiek tiek neramiau. Ojoj. Na, su tokia didelė mašina visai nenoriu, ir esant šlapiai kelio dangai, visai nenoriu bandyti išvažiuoti posūkį į kelkraštį. Nežinau, kaip čia būtų toliau. Na, dar vienas dešinys posūkis. Sukant į dešinę jaučiuosi saugiau negu sukant į kairę. Štai. Na, prašau, ir išvažiavo. Kol kas, dėja, daugeliui gamintojų tai yra tikrai didelis iššūkis padaryti gerai veikiančią savivaldžio važiavimo sistemą. Na, o dabar išvažiavau specialiai į Žvyrkelį ir mane ne tik džiugina tikrai minkštai, komfortiškai veikianti PKB, nors ir su įprastais amortizatoriais, tačiau ir pats akustinis triukšmas yra labai nedidelis. Čia yra naudojama šiek tiek aktyvios garso izoliacijos, tačiau gamintojas akcentuoja, kad yra izoliuotas ir priekinis stiklas. Štai ir šoniniai stiklai yra dvigubi laminuoti. Taip pat yra trigubas sujungimų izoliacija. Nežinau, ką tai reiškia, tačiau yra tikrai labai gerai nuo išorinio triukšmo apsaugotas salonas, izoliuotas salonas. Na ir tikrai labai maloniai nustebino. Ir aišku, jeigu norite garso, visą laiką galite turėti tą garsą, ir aš kalbu apie papildomai užsakomą Bose garso sistemą su 14 garsiakalbių, 5.1 išdėstymas. Na ir tai, ką aš girdėjau, tai skamba tikrai įspūdingai, ir čia net norėtųsi tokios archaikos kaip kompaktinių plokštelių grotuvo, kad klausytis maksimaliai kokybiškos muzikos, tačiau jeigu vertinate gerą garsą, tai manau tikrai verta pasirinkti šią papildomai užsakomą Bose garso sistemą, kuris skamba tikrai įspūdingai. Ir štai kartais man tenka ekvalaizeriuose nueiti ir papildomai nustatyti kažkokius tai dažnius, kažką padidinti, kažką sumažinti, tačiau šiuo atveju štai viskas yra per vidurį, nes garsas sureguliuotas tiesiog idealiai. Pavyzdžiui, žvaigždutė jūs galite priskirti kokią norite funkciją, kad galėtumėt greitai pasiekti norimus dalykus. Ir štai išjungiu juostų palaikymo sistemą, perjungiu į sportišką važiavimo režimą. Tas automobilis tikrai puikiai važiuoja net ir vingiuotose keliuose. Žinoma, reikia įvertinti jo dydį, tačiau kaip ir kiekvienas elektromobilis, jis turi žemą svorio centrą, tad važiuoti ir aktyviai, ir greitai jo yra tikrai smagu. Didelis automobilis, daug ir informacijos ir pastabų apie jį, tad prisirašiau tikrai nemažai, teks paskaityti, kadangi važinėjau kelias dienas, nuvažiavau daugiau kaip 500 šio automobiliu, ir tikrai turiu ne vieną pastebėjimą. Pirmas dalykas, tai kaip jau ir atkreipiau dėmesį tik pradžioje apžvelgdama šią mašiną iš išorės, tikrai impozantiškas automobilis, ne vienam man jisai patiko, tikrai važiuoja, vairuotojai pro šoną dairosi, stebi, rodo liuks ženklus, linkėjimai raudono Octavia vairuotojų su tranzitiniais numeriais. Ir iš tikrųjų, matau, kad automobilis tikrai neprapuls kelyje, jeigu mėgstate dėmesį, mėgstate vairuoti išskirtinės mašinas, tad šitas Hyundai Ioniq 9 yra tikrai išskirtinis automobilis. Taigi, aš paminėjau, kad toks senamadiškas Hyundai raktas, tačiau galimas ir skaitmeninis raktas su NFC technologija, tai reiškia, jūs savo telefoną naudojate
kaip automobilio raktą, tad apie šitą tokį senovinę geldelę galite ir pamiršti iš esmės. Toliau informacija apie antros eilės sėdynės, čia elektra valdomos, jos tokios tikrai labai patogios, komfortiškos, tačiau pasukamos bent jau šiai dienai mūsų rinkoje nėra galimos, nėra siūlomos. Toliau, aš minėjau, kad važiuoja labai komfortiškai ir tikrai už miesto jisai važiuoja komfortiškai duobėtais keliais, tačiau iki to laiko, kol nepradedat važiuoti greitai. Taip, jis ir toliau važiuoja komfortiškai, tik atsiranda vienas niuansas. O tas yra niuansas, kad jeigu greitkelis, ypatingai kaip mūsų pirmoje eilėje, kur važiuoja daug sunkvežimių, yra išdaužytas didelės duobės, tai ta galinė dalis važiuojant greitai, greitai turiu minti 110 ir greičiau, kol dar buvo galima 130, pradeda per daug siubuoti, per daug švituoti šonus, vieną kartą net nemaloniai pasijaučiau, visą tai dėl to, kad automobilio pakaba yra suderinta komfortiškai, tačiau tokiuose duobėtose keliuose norėtųsi, kad ji būtų šiek tiek standesnė, šiek tiek stangresnė ir tokiu atveju aš tikrai vardinčiau kaip šios klasės automobiliui kaip trūkumą, kad nėra galimybės pačiam susireguliuoti norimo standumo pakabą tam, kad, pavyzdžiui, važiuojant greitai greitkelį, jinai tiesiog galinė dalis nesiubuotų. Tai toks štai yra kompromisas ir tokia štai yra kaina, kurią mokate už tą komfortišką važiavimą lėtesnių greičių blogais keliais. Toliau, sąnaudos. Tai yra didelis automobilis, tik versijos su galiniais varančiaisiais ratais vieno elektros motorų sveria mažiau nei 2,5 tonos, ši versija sveria daugiau kaip 2,7 tonos, tai yra didelis sunkus automobilis. Tad važinėti jo taupiai ten, kur įprastai elektromobiliais pavyksta, aš kalbu mieste, nelabai ir išeina, aš mieste net nemačiau mažesnių kaip 27 kWh 100 km ir išvažiavus į greitkelį tos sąnaudos iš esmės išliko tokios pačios, gal net šiek tiek pradėjo mažėti, nes mieste man buvo 27-28 kWh, greitkelį jos nukrito iki 27 kWh, reiškia didelis, inertiškas automobilis ir jo energijos sąnaudos greitkeliai yra, visai, sakykime, tai priimtinos įvertinant šios mašinos dydį ir svorį. O kai važiavau užmiesčio keliais 90 km/h greičiu, tai energijos sąnaudos buvo apie 26 kWh 100 km. Gamintojas nurodo, kad šiai versijai su dviem elektros motorais energijos sąnaudos yra 20,6 kWh 100 km, su galiniais varančiaisiais ratais 19,9 kWh 100 km, čia vidutinės sąnaudos, ir nuvažiuojamas atstumas maksimalus 620 su galinių varančių ratų pavaros versija, su šia 600 km, aš visą laiką mačiau, kad galiu nuvažiuoti apie 450 km. Ir dar vienas dalykas, štai yra čia važiavimo režimo pasirinkimai ir visą laiką, kaip jau minėjau, pradedama važiuoti įprastų važiavimo režimų, aš norėčiau, kad būtų galimybė palikti tą režimą, kaip išjungiat automobilį, kad jis toks ir liktų, dėja tokios nėra, nes, pavyzdžiui, greitkelį aš visai važiavau pasirinkęs eko režimą, nes kitaip, per daug jautriai reaguoja akceleratorius paspaudimą, automobilis pradeda tampytis ir iš tikrųjų man eko važiavimo režimas, įvertinant, kad čia yra 320 kW galia, buvo visai priimtinas važiuoti eko režimu ir, dinamika buvo daugiau negu pakankama. Iš esmės, viską paminėjau, beje, čia belaidis telefono įkrovimas yra tikrai patogus ir be to jisai yra aušinamas, jeigu telefonas įkaista, tad tam priekaištų neturiu, o kam aš turiu priekaištus, tad štai, jeigu skaitmeninį veidrodėlį su kamera, kuri sumontuota gale, tai jau minėjau, dar galima perjungti įprastą veidrodėlį ir naudotis tokiu ir man toks, kur kas patogesnis, tai štai tie skaitmeniniai veidrodėliai dieną dar balam nematė, naktį, be šansų, aš tikrai ne vieno automobilio esu jau važinėjęs, Audi tikrai nemažai, man atrodo, ir BMW buvo, kurie turėjo tos skaitmeninius veidrodėlius ir kai mažesnė mašina, tai viskas kaip ir įprasta, viskas aišku. Kai tik tokia didelė 5 metrų mašina, aš nebesuprasdavau, kaip parkuotis. Nekartą teko net prasidaryti dureles ir žiūrėti, kasgi ten vyksta, kaip ten vyksta. Aišku, žinoma, visas parkavimas galima jungti kameras, galima matyti tą vaizdą aplinkui, tačiau, tamsoje manevruoti su šitais veidrodėliais tikrai nepatogu ir vaizdas yra toksai labai tamsus, sakykime taip. Tikrai neturiu jokio pagirimo šiai sistemai, bet taip, jinai mažina triukšmingumą, pagerina aerodinamiką, o ir atrodo tos kameros vietoj veidrodėlių visai neblogai. Tačiau, už jokius pinigus, už dyką primokėčiau dar, kad man būtų čia įprasti normalūs veidrodėliai, o ne šitos skaitmeninės kameros.
Dar vienas dalykas. Kaip jau minėjau, įkrovimo greitis yra ne 350 kW. Žinoma, tokių skaičių aš nemačiau, nes tokių įkrovimo stotelių dar reikėtų paieškoti, jeigu apskritai jos tokios yra Lietuvoje. Važiuojant, aš pasirinkau akumuliatoriaus pašildymą. Galima tą, jeigu įvesite įkrovimo stotelę į automobilio navigaciją, ne Android Auto, o gimtąją automobilio navigaciją. Štai šitą toj parodysiu. Štai šią. Tai prieš privažiuojant bus pašildytas akumuliatorius, arba jūs galite pasirinkti tą padaryti pats. Na, dabar, kadangi aš kraunu automobilį, to negaliu padaryti. Battery conditioning galite priverstinai aktyvuoti ir per kažkur 15-20 minučių man buvo pašildytas akumuliatorius optimaliam įkrovimui. Tai tikrai buvo optimalus įkrovimas. Premium automobilis, premium ir kaina. Pačios paprasčiausias, nors ir sunkiai apsiverčia pasakyti tokį žodį, paprasčiausia apie šitą didžiulį Ioniq 9 elektromobilį kaina su galiniais varančiaisiais ratais prasideda nuo 77 000 eurų. Na, tiksliau, ne tai, kad prasideda, bet ir yra nuo 77 000 eurų, su 2 elektros motorais kaina nuo 83 600 eurų, o štai ši bandyta Calligraphy Performance ir ten kažkoks ten Fest Edition versija kainuoja 90 000 eurų. Be 1 euriuko 90 000 eurų. Dar papildomai kažkiek keli šimtai eurų atsieis norima spalva. Ta 90 000 eurų už tikrai toli, didelį erdvų nuvažiuojantį elektromobilį yra, na, įspūdingi pinigai įvertinant, kad čia yra Hyundai. Tačiau yra kaip yra, 90 000 eurų, dideli pinigai, tačiau gaunate milžinišką automobilį, tikrai išsiskirianti savo išvaizdą, tikrai puikios važiavimo savybės. Na ir Hyundai savo modeliam taiko 5 metų be ridos apribojimo garantiją, akumuliatoriam 8 metų garantiją, papildomai su mano naujais rėmėjais Mango Insurance galite pasidomėti papildomomis garantijomis, aktyvią nuorodą rasite po šiuo video ir ją pasinaudojus jums bus suteikta 10% nuolaida. Tai va, atvažiavau iki tos įkrovimo kolonėlės, 400 kW galios ir šalia stovi Tesla, kaipgi be Teslos prie tokios galios įkrovimo stotelės, tai aš truputį palauksiu, matau, yra įkaito automobilyje, tai tikriausiai greitai ir šeimininkas ateis. Na ir aš įjungiau specialiai akumuliatoriaus pašildymą, štai, Activate, nes man pasirodė, kad pagal navigaciją jis nešildo, galvoju, na, labai trumpą laiką tada šildytų, tai neturėjau daugiau galimybių kelis kartus kartoti tą bandymą, tai pats paspaudžiau Activate ir štai dabar man rodo normal temperatūra ir battery preconditioning is not available, todėl kad yra is already optimized, ta prasme, optimizuota temperatūra, kaip man buvo žadėta. Liko 15% įkrovos ir na, kai išvažiuos Tesla, anksčiau vėliau tikrai jinai išvažiuos, aš pabandysiu įsikrauti, na, tuo atveju, kai tikriausia šį įkrovimo stotelę man atiduos tą maksimalią galią. Pasirinkti antrą CCS, ruošiamasi įkrovimo sesijai, pradedama paruoštą, maitinimo tiekimo paruošimas, na ir žiūrim, kokį čia greitį aš pamatysiu. Priminsiu, ta mašina yra su 15% likusia įkrova, akumuliatorius yra pašildytas, čia žadama, kad 400 kW, viena mašina, daugiau mašinų prie šitos stotelės nėra ir štai man pradėjo krauti, galėsiu sėsti mašiną pasižiūrėti, kokiagi galia, žinoma, po kažkiek laiko ta galia padidės, štai 15% įkrovos. Štai tokie reikalai, dabar matau 223 kW galia įkraunama, iki 80% bus įkrauta per 17 minučių, pilnai įkrauta 52 minutės, žinoma, tikrai neverta to daryti įkrovimo stotelėje, 80% tai yra tas maksimalus įkrovimas, o dabar jau matau 224 kW įkrovimo galią, na, ne 350, bet visgi, tikrai neblogai.